Sveiki visi, kviečiu pasiruošti meditacijai, susikurti malonią aplinką, užsidegti žvakę ar aromolempą ar smilkalą, tam, kad jūs galėtumėte labiau atsipalaiduoti, kad jūsų protas nurimtų ir jūs galėtumėte leistis į gilią savęs pažinimo ir patyrimo kelionę. Kviečiu atsisėsti, pusiau atsigulti ar pilnai atsigulti, kad būtų jums patogu. Ramiai įkvėpkite, su iškvėpimu užsimerkite, pajauskite savo kvėpavimą, pajauskite savo kūną, jūsų vidinę energiją. Pajauskite jūs supantį pasaulį. Pastebėkite, kaip jaučiasi jūsų kūnas šiandieną. Gal norisi dar labiau įsipatoginti, atrasti tinkamą poziciją, išsitiesti, ramiai įkvėpti, su iškvėpimu pilnai atsipalaiduoti. Pagalvokite, kad jūsų kūnas maloniai pradeda atsipalaiduoti. Vis labiau atsipalaiduoja jūsų galva. Nurimsta aktyvus protas. Atsipalaiduoja jūsų akys, veido raumenys, žandikaulis. Atsipalaiduoja jūsų kaklas, krūtinė, pečiai, rankos. Leiskite, kad atsipalaidavimo energija užpildytų jūsų krūtinę, atpalaiduotų ją pilnai. Pagalvokite, aš įkvepiu šviesą ir ramybę. Aš iškvepiu vidinės įtampas, rūpesčius, problemas. Pajauskite, kaip atsipalaidavimo banga užpildo jūsų skrandį, visą saulės rezginį. Užpildo jūsų pilvo apačią, kojas. Pajauskite, kaip gera yra sustoti, pabūti pauzėje. Atsipalaiduoti, leisti sau pabūti su savimi, tam, kad išjausti savo vidinę būseną, savo jausmus, stebėti mintis, leisti sau patirti kiekvieną akimirką, kiekvieną įkvėpimą, iškvėpimą, buvimo čia ir dabar momentą. Pajauskite šią akimirką, kuri sujungia jūs su praeitimi, dabartimi, ateitimi, pilna koncentracija savo dėmesio į šią akimirką, į šią sekundę, kuri apima viską, mūsų praeitį, dabartį ir ateitį. Pajauskite, kad jūsų kūnas vis giliau ir giliau atsipalaiduoja, protas pilnai nurimsta. Leiskite sau paleisti savo kontrolę
paleisti, kad aš kontroliuoju. Ir leisti savo būti tėkmėje. Pagalvokite, aš galiu pasitikėti gyvenimu. Aš galiu pasitikėti gyvenimo tėkme. Šviesa, energija. Pajauskite savo kiekvieną įkvėpimą ir iškvėpimą, kuris įgalina, jūs užpildo nauja tyra gyvybinė energija, harmoningai pasiskirsto po visą jūsų esate, užpildo jūsų energetinius laukus. O su iškvėpimu pajauskite, kad jūs paleidžiate tai, kas yra sukaupta jūsų viduje. Ir galite sąmoningai pagalvoti, ką jūs įkvepiate į savo gyvenimą. Šviesą, meilę, gėrį, ramybę. Ir tuo pačiu pagalvoti, ką jūs iškvepiate. Atidirbtą energiją. Iškvepiate baimės, nerimą, nepasitikėjimą. Pagalvokite, kad aš įkvepiu sąmoningai ir jaučiu užsipildymą, prasiplėtimą. Ir aš sąmoningai iškvepiu, jaučiu paleidimą ir susimažinimą. tą mažą taškelį, iš kurio gimsta visa visata. Visa ta. Pajauskite save tuo mažu taškeliu. Kai jūs įkvepiate, jūs lyg prasiplečiate, aktyvuojasi jūsų energetinis laukas. O kai iškvepiate, paleidžiate tam, kad ateitų kažkas naujo į jūsų gyvenimą, į jūsų būtį, į jūsų akimirką. Leiskite sau mėgautis kvėpavimu, nes kai moteris mėgaujasi kiekvieną akimirką, kai moteris mėgaujasi kvėpavimu, savo buvimu, tada ir įvyksta energijos užsipildymas. Pajauskite, kad šis momentas tai yra leidimas sau atsipalaiduoti, pabūti pauzėje, kad kažkas gimtų naujo šioje realybėje. Mums svarbu yra sustoti, nurimti, atsipalaiduoti, pajausti, kaip išeiname iš aktyvių beta smegenų dažnio bangų į lėtesnes, kuriuose jūs galite patirti kūrybinį įkvėpimą, kuriuose jūs galite patirti vidinį gijimą, atsipalaidavimą, meditaciją, įeiti į dar gilesnę būseną per pilną visako paleidimą ir ištirpimą. Ir dabar pajauskite, ką reiškia atsipalaiduoti ir leisti sau mėgautis dabartimi. Mėgautis, kad dar geriau pajausti save, suprasti, patirti šią realybę, kurią jūs
kaip kūrėja kuriate pati. Ir dabar pagalvokite, kad priešais jūs atsiveria jūsų naujas realybės kelias, lyg portalas. Jūsų fizinės akys yra užmerktos, bet atsiveria vidinis matymas, vidinis ekranas, kai jūs galite matyti sielos akimis. Išvyskite savo pirmąjį vaizdinį. Priešais jūs atsiveria naujas kelias. Pajauskite arba pagalvokite, kad jūs pradedate eiti šiuo keliu. Pastebėkite, kaip jūs jaučiate savo viduje, kaip jaučiasi jūsų kūnas. Pajauskite kiekvieną prisilietimą prie motinos žemės. Kai jūs einate, jūs liečiatės pėdomis, išjausdami žemės drėgmę, vis labiau susijungdami su motina žeme, su moteriška energija. Žemė, ji yra vaisinga, žemė turinti daug išteklių, resursų. Pajauskite, kad šie resursai pradeda tekėti jumyse ir jūs turite prieigą prie jų prieiti, paimti, užsipildyti. Pajauskite materiją, šį lygmenį, pajauskite motiną žemę, kuris suteikia visko, ko jūs norėtumėte. Eidami prisilieskite, tyrinėkite, jauskite šią energiją. Skanaukite, ragaukite, užsipildykite. Eidami apsižvalgykite ir pastebėkite, kas jūs supa. Koks tai miškas? Ar tai pieva pilna gėlių, o galbūt kažkur tai tolumoje matosi kalnai, teka upė ar ošia okeanas. Pajauskite, kokiu žingsniu jūs keliaujate šiuo nauju savo gyvenimo keliu, kuriame jūs turėsite galimybę susitikti su didžiąja Deive, su moterišku archetipu. Leiskite savo, einant, sugerti iš aplinkos esančią energiją, kuri pastiprintų jūsų sveikatą, jūsų fizinę būseną, jūsų moterišką energiją. Kai eisite, tolumoje išvyskite didžiulį medį. Pastebėkite, kaip jis atrodo. Iš lėto prieikite ir pajauskite. Užduokite savo klausimą. Ar aš jaučiu savo šaknis?
Ir kai gausite atsakymą, paprašykite, kad jums parodytų, kaip atrodo jūsų šaknis. Šaknis tai yra ryšys su mūsų protėviais. Leiskime, kad ateitų vaizdinys, kaip dabar atrodo mano šaknis. Jeigu jaučiate, kad kažkur tai yra vidinis blokas, ar įsijungia vidinis prieštaravimas, ar jaučiate kažkokį tai diskomfortą, leiskite savo jį praeiti, tam, kad galėtumėte atrasti vidinius lobius, resursus, esančius jūsų giminės sistemoje. Pajauskite, kad jūs palaiko kūrėjo energiją, jūs palaiko jūsų protėviai. Jeigu ir jaučiate, kad ryšys yra silpnas, jūs visada galite jį pastiprinti, dirbti su šią energiją, ją toliau vystyti, plėtoti, aktyvuoti. Tai bus papildomas stiprus resursas, energija, kuri jūs palaikys jūsų gyvenimo kelyje. Jūsų kvėpavimas ramus, tolygus. Ir dabar pagalvokite, kad jūs leidžiatės vis gilyn ir gilyn į savo vidinį gilų, pilną išminties pasaulį. Leiskite savo pilnai nugrimzti, kad galėtumėte pamatyti tikrąjį vaizdą, tikrąją realybę, kad galėtumėte dar giliau susipažinti su visa savo moteriškos giminės linija. Ir čia pajauskite, kad jūs esate ne viena, kad jūs esate tęsinys šio gražaus, nuausto audinio, kad už jūsų iš kairės pusės subtiliame lygmenyje yra jūsų mama. Jūsų kairioji kūno pusė tai yra moteriška pusė, yin energija. Pajauskite ją, kaip jūs jaučiate. Ar joje yra pakankamai energijos? Ar pas jūs yra energetinis ir yin ir yang balansas? O galbūt yra įvykusi inversija ir pas jūs dominuoja labiau vyriška energija. Pagalvokite, kad aš dabar leidžiu savo aktyvuoti yin energijai, tai yra moteriškai energijai, kad galėčiau labiau pajausti per save, per savo kūną tekančią iš kartos į kartą moterišką energiją. Galite pajausti šilumą, virpesius, o galbūt dilgčiojimus. Pajauskite, kaip kažkas giliai jumyse aktyvuojasi, nematoma prigimtinė moteriška galia
jėga, energija, kuri gražiai pradeda busti ir kaip tyras vanduo užpildyti jūsų vidinę žemę. Pajauskite, kad jūs esate kažkur gilumoje. Jūsų sąmonė nugrimsta vis gilyn ir gilyn į pačią žemę, kuri yra visa ko nešanti gyvybę. Pajauskite, kad jūs esate kaip tas graži sėkla, kuri dabar bręsta, atsinaujina, priima dar daugiau žemės energijos, užsipildo. Leiskite sau pajausti, patirti, išbūti šioje būsenoje, šioje vidinėje pauzėje. Pajauskite, kad iš kairės pusės yra jūsų mama. Ir pastebėkite, koks yra jūsų ryšys energetinėme lygmenyje. Jeigu jaučiate, kad yra daug sukaupta vidinio skausmo, leiskite, kad šviesa užpildytų šį skausmą ir transformuotų jį į meilę, priėmimą, dėkingumą už suteiktą gyvybę. Pajauskite, kad už jūsų mamos yra jūsų močiutė. Prosenelė, proprosenelė. Ir taip iki 7 kartos. Pajauskite, kad jūs esate ne viena. Jūs turite stiprų savo moteriškos giminės palaikymą. Sugerkite jį, išjauskite. Taip jūs galite įveikti vienišumą, baimę būti vienai, nes jūs visada žinosite, kad jūs esate ne viena, kad jūs lydi, jūs saugo. Ir dabar pajauskite, kaip energija pilnai atsistato ir pradeda laisvai tekėti iš kartos į kartą nuo jūsų pirmosios protėvės. Savo vidiniame ekrane galite paprašyti, kad jums parodytų, kaip atrodo jūsų pirmoji protėvė. Ir leiskite, kad ateitų laisvai vaizdinys, o galbūt vidinis žinojimas. Pabūkime ir pamedituokime į šį vaizdinį. Pajauskite, kaip energija pilnai atsistato ir teka iš kartos į kartą nuo jūsų pirmosios protėvės iki dabar.
Jūs galite jausti šilumą, karštį, virpesius. Stebėkite, kokie vyksta procesai su jumis. Ir pagalvokite, aš priimu visą sukauptą iš kartos į kartą moterišką išmintį. Aš priimu resursus. Aš priimu meilę. Duotybės. Gebėjimus. Talentus. Aš priimu ir leidžiu, kad šios energijos, šios duotybės išsipakuotų pačiu geriausiu man būdu, reikiamu ir tinkamu laiku. Pajauskite, galbūt kažkuri protėvė dabar ateina pas jūs ir nori jums perduoti asmeninę žinutę, asmeninę dovaną ar simbolį. Pabūkime ir pamedituokime. Padėkokite už susitikimą, už palaiminimą, už dovanas, už gebėjimą priimti įgytą patirtį, už gebėjimą suprasti, užjausti, matyti, pastebėti. Padėkoti už visus jūsų genuose esančius talentus, duotybės, galimybės. Savo viduje ištarkite, aš dėkoju, dėkoju, dėkoju. Ir nusilenkite. Ir po truputėlį pradėkime grįžti į tą pradinį tašką, iš kurio buvo prasidėjusi mūsų kelionė. Pajauskite, kaip dabar jūs jaučiatės. Iš lėto, neskubant, praeikime keliu, atsisukdami atgal, padėkokime, nusilenkime. Ir visada prisiminkite, kad jūs galite sugrįžti prie savo šaknų, pajausti savo protėves, pajausti savo moteriškos giminės energiją, esančius, tekančius resursus,
priimti, sugerti, įprasminti. Pajauskite savo kūną, kuris maloniai pailsėjo, atsigavo ir užsipildė energiją. Pajauskite, kaip jūs sugrįžtate į šį materialų pasaulį, pajausdami savo kelionės prasmę, įgautą patirtį, energiją, palaikymą. Pajauskite, aš esu šiame momente, šioje akimirkoje. Pajauskite, kaip jūsų vidinė sėkla subrendo ir dabar, kai jūs jau atmerksite akis, jūs galėsite į savo gyvenimą pažvelgti naujai, naujų žvilgsnių, naujai pajausti, patirti, ragauti. Kelis kartus ramiai įkvėpkite, iškvėpkite. Iš lėto pasirąžykite, pajudinkite savo kojų ir rankų pirštelius. Ir kai būsite pasiruošę, atsimerkite. Leiskite savo patirtis užrašyti ranka į savo dienoraštį, įprasminti įgytas žinutes, patirtis ir taip pat pasidalinkite su manimi. Dėkoju Jums ir iki sekančio malonaus susitikimo.